mano spintoje, kuriame video noriu pasidalinti su jumis produktais iš Maroko, ką parsivežiau. Ir iš tikrųjų buvau nufilmavusi holą, ką aš tenais pirkau, bet aš jo neberandu. Kažkur pasimetė, neįkėliau laiku ir dingo jisai man. Turiu porą produktų, kurių dar neteko išbandyti ir galvoju, šiandieną bus puikia proga, nes kelis parodysiu, kurie labai patiko ir kuriuos pirksiu dar kartą grįžusi. Tai pirmas dalykas yra 100 gramų tokia molio kaukė ir čia yra pudros, čia yra tokia kaip pudra. Užmačiau maisto parduotuviai, galvoju pabandysiu. Čia yra Nila veido kaukė, bet aš noriu iš tikrųjų pirkti kaip pudra, aš galvoju, kad čia pudra. Ir paaiškėjo, kad čia yra jau sumaišyta, visos nusipirkom jas atostogose, jos išbandėja. Aš pabijojau, nes galvoju, jeigu nudažys veidą mėlynai po tokį smurfas vaikščius, tai dar kažkaip neprisirašiau irgi. Kadangi noriu pabaigti kelias pradarytas senas kaukės, tai dar neturiu laiko išbandyti, bet ši būtent kaukė yra netgi naudojama prieš vestuves ir labai skaidrina odą, stebuklinga kaukė, bet jos spalva labai mėlyna. Žinoma, argano aliejus, šitas yra parduodamas ant kiekvieno kampo, nereali priemonė plaukams, kūnui, masažam, turi tokį riešutumą primenantį kvapą. Prieš 17 metų, kai buvom pirmą kartą Maroke, mes parsivežėm jo daug ir aš labai naudojau jį plaukams ir labai atsistatė mano plaukai greitai. Tai dabar vėl parsivežiau, žinoma, būna ir kitokiose pakuotėse, būna ir kitokių pardavėjų, pavyzdžiui, kaip šis, kuris yra organiškas ir jį užmačiau viename turguje ir jo kaina gal 5 kartais daugiau kainuoja negu šis, bet jeigu grįšiu į Maroką ir bus galimybė vėl jį surasti, aš juos tikrai nusipirksiu. Jis turi hibiskus ekstrakto. Aš labai mėgstu po dušo tokius kvapnius aliejus vietoj kvepalų, vietoj kremo. Tai aš naudoju šį kaklų ir dekolte, nes jo kvapas yra kosminis. Arba šitą man labai pirkčiau dar kartą. Tad jeigu užmatysite, žinau, kad kai buvau Maroke, man parašė daug merginų Instagramą. Irgi atostogauja Maroke. Einame prie įdomesnių dalykų. Tai yra jų vietinis toksai dalykėlis. Ir čia yra lūpų dažas, skaistalai, gali būti kosmetinė priemonė. Iš tikrųjų, jų yra net kelių spalvų. Aš ėmiau šitokį. Reikia skysčio, patepi ir pasidažai. Nevežti suvenyrų, magnetukų ar dar kažko, aš parvežiau lauktuvių. Tokius dalykėlius, nes, fainas tenais jų vietinis toks dalykėlis. Kitas dalykas, kurį turėjau irgi ilgą laiką, labai fainas dalykas, Magnus man jį truputėlį atidarė, čia buvo papylęs jį, bet esmė ta, kad čia yra toksai akių pravedimas. Ir jisai turi tokį pagaliuką, tai pamirkai tuos dažus ir prasidedi pravedimą. Pirmą kartą mes jūs irgi, man atrodo, matėm, tik nežinojom, kas tai yra ir nepirko. Tai pardavėjas sakė, kad reikia užmerkti akį ir patrinti ir tada gaunas toksai juodas laineris ir jis yra labai sveikas akim, apsaugo akis. Čia ne tik kosmetinė priemonė, bet kaip ir geras produktas apsaugantis akis ir blakstienam padeda augti, ten daug tų buvo visokių dalykėlių. Tai nežinau, tai dar neišbandžiau. Šiandieną, bet galvoju, bus puikių proga pamanyti, pažiūrėsime, ar neliksiu panda, ar jisai išsilaikys, bus eksperimentas. Ir labai fainas, medinė pakuotė ir tas pagaliukas, tikrai, aš nusipirkau tokį truputį šleivą kreivą. Ir paskutinis dalykas iš tokių kosmetinių dalykų, tai yra šie nuostabus kvepaliukai. Juos pirkau oro uoste, 100% permokėjau. Nusipirkau tik porą, tokiose pakuotėse būna tie roliukai ir jie turi visokių ten kvapų ir labai labai skanių kvepalų jie turi, tai nusipirkau kelius tos roliukus, bet kažkaip kvepalų nenusipirkau, oro uoste turėjome truputį palaukti ir susigundžiau, nes nuostabi pakuotė, čia yra metalinė ir atsisuka. Ir yra stiklinis pagaliukas. Ir jie yra netipiški mano kvepalai, nes jie kvepia labai vaisiais. Labai saldus. Kvepia vasarą, gėlėm, vaisiais ir netipiškas man kvapas, bet man labai patinka. Ir nemeluosiu, pirkau dėl gražus buteliuką. Tiek mano tų kosmetinių pirkinių, parsivežiau pirštinių šveitimo žmonėms, kurie turi normalią odą ir mėgsta pilingus, mėgsta po saunos, tos tokius visokius šveitiklius. Jos man per aštrios, mano oda per jautri, per sausa tokiam dalykam. Tai aš naudoju dabar šilko pirštinę. Mano vyrui labai patinka, tai jisai sunaudos. Noriu išbandyti tuos du produktus, tai pasižiūrėsim, kaip man čia seksis.
Pirkau šios produktus, toks vyrukas buvo ir aš klausiu, kaip jį naudoti. Tai jis paėmė paspjovėm pirštą patrynę, sako, va, čia tepiesi, dar aiškina ir aš taip žiūrį. Aš negaliu patikėti, kad jis paspjovė panaudoja. Aš iš to maišo pačios, kur ten tokia, nu tikrai neapspjaudyti, susirinkau, bet jo, jeigu pirksite, galbūt nusiplaukite pirmą tą viršutinį sluoksnį, nes jo, net pritrūkau žodžių, kai jis tai padarė. O kad nespjaudyti, panaudosiu savo sraigių ekstraktą ir pabandysiu su šepeteliu. Labai graži ir natūrali spalva. Susitinkam po geros valandos, pasidariau vieną akį ir žiūriu, kad jau lūpdažio beveik nebeliko. Tai galvoju, reikia pabaigti antrą akį. Ne. Primena, kaip paauglystėje darydavom su to juodu laineriu. Stipriai apsibrėždavau akis. Ir truputėlį ir padarysiu čia lainerį tokį. Nu ką, prisidirbu šiek tiek. Toksai truputį purvinas dalykas. Atrodo labai savo neįprastai, bet visai patinka. Kai man buvo 16-17, aš taip dažydavau akis su juodu laineriu ir labai daug tušo. Labai išiškina mano akis. Ir po to aš daug metų nedariau, nes, nu, sako, kad mažina akis mano. Lūpdažis fainus suvenyras, smagu pasižaisti, išbandyti vieną kartą gyvenimą, bet kaip kosmetikos priemonė, kuri kažkada taps Holy Grail ir negalėsite nustoti naudoti, tikrai nebus. Bent jau man jisai sunkiai laikosi. Mano studijoje vyksta rimti darbai, tai su Magnus mes čia piešim 2 dienas. Maksimus buvo pabėgęs, tai valkatavo, tai vad grįžo labai pavargęs. Čia Magnus vakar darbeliai vyko visokie. Va tenais dar pripaišys, man per 2 dienas kartu mes čia draugavom. Jisai su tuo guašu ir paišė. Ir vat, labai fainiai čia Lego žmogeliukai. Noriu pasirodyti, tokią gėlytę turiu. Tai aš ją iš va tokią plenciuką mažiuką užsiauginau, nulūžusią gavau. Ir jai pradėjo čia patikti, labai mane augo. Ir žiūriu, dabar va po truputį labai atsigavo jie ir užaugo. Dar tokią gėlytę turiu, kuri nelabai laiminga pas mane, nežinau, pakeičiau žemės. Vakar daviau trąšų, nu žiūrėsim, gal jinai tokia laimingesnė bus. O čia yra įdomus dalykas, tai čia bute mes turėjome pinigų medelį, kuris per kraustymąsi visiškai numirė. Ir mes atsikraustėme iš jos namus ir jis buvo, nu, vat likęs vienas pagaliukas mažas ir ant galo ir tas numirė. Aš jį visiškai nukirpau ir žiūrėkite, jis atsigavo. Aš jo neišmečiau, palikau čia ir, nu, labai džiaugiuosi. Vakar gavau iš vyro puokštę gėlių, tai reikia dabar kažkur jas pasimerkti, nes čia yra su vandeniu. Vakar tingiau ieškoti vazos. Labai ryškios, labai gražios ir visiškai be progos, tas labai faina. Gražumo vazą radau santikčiuose prieš porą savaičių ir man visos gėlės joje gražiai atrodo. Nai. So, see this one, yeah? You do like that. Put these 2 in your finger, and then take one more, and then you can take the same one, or take a different color, like you put the ball
ankstyvas rytas, bet aš labai ištinusi, nes ilgai mėgojau. Buvome švęsti gimtadienio vyro draugą ir taip smagiai pasibuvo. Kepė šašliukus, labai daug jų draugų atvažiavo ir užsakė didžiausią pizzą, kokią esame matę. Ir vaikams tai buvo iš viso. Nieko ten atrodo ypatingo nebuvo, bet vaikai va šiandieną ryte sakė, buvo pats smagiausias gimtadienis, kokiam yra buvę. Ir nieko ten vaikams iš tikrųjų nebuvo, nei batutų, nei žaidimų, bet tiek gražiai užsiėmė, tiek rado ką veikti. Labai gražus oras buvo, sėdėm lauke ir vienu metu išsijungė šviesa ir paliko tamsu ir atnešė tortą, užpūsti žvakutės jubiliatui. Ir prieisi prie to torto ir užpūtė žvakutės. Būtent tuo metu kažkur kaimynai pradėjo šaudyti fejerverkus. Visi stovim ir tokiam šoke šiek tiek, nes, taip būtent tuo metu ir mes klausim, sakom, gal kas užsakė, gal čia suorganizuota, sako, ne, čia visiškai niekas nežino apie tos nieko fejerverkus, bet buvo tokia faina atrakcija, tai vat vaikam labai patiko, labai smagiai praleidom laiką, grįžom gan vėlai ir aš neužmigau. O dabar važiuoju susitikti su drauge, pusryčiausim, švęsim jos naują karjeros pradžią, gavo naują darbą ir varysim po parduotuvės po to. Šiandien super tėčio diena, tai vaikai važiuoja su tėčiu leisti laiką į biblioteką, daug knygų perskaitė, tai gaus medalius šiandieną kaip rytos paskutinės ir bus smagus rytas ir jiem ir man ir apie pietus laukiam svečių. Tai vat žadam pasikepti kokių šašliukų namuose ar kažkas skanių pasidaryti valgyti, dar nežinau, vyras tą planuoja suorganizuoti. Paskutinę filmukę sakiau, kad grąžinau savo siurblį. Tai parodysiu, ką vietoj jo aš nusipirkau. Turiu kelias savaitės ir jis yra kosminis. Turbūt geriausias siurblys, kokie esu turėjusi. Ir aš tenais spintoje ir Dysonas stovi ir turėjome Dysoną, kur pasijungė ir rozetė. Ir šis, aš nežinau, vieną funkciją įjungti, išjungti. Truputėlį garsus, bet man tai netrukdo, nes šiaip man siurblio garsas nepatinka, kad ir koks jis būtų. Ir man patinka, vat, įsistato štai šitaip, labai patinka ši dalis, kad yra labai nedidelė, galiu pakišti, prieina visur, visus kampus. Ir dar vienas labai fainas dalykas, va šlangą atjungi, pajungi čia ir tada pučia orą, tai gali nusipūsti lapus lauke ir jisai skirtas irgi šlapiam ir sausam. Su šlapiu yra tokie miksuoti atsiliepimai, tai dar nebandėm sirpti šlapio nieko, bet dar tokie gali nusipirkuoti atskirai, tai skirtas mašinai, tai tobulai išsirbia mašiną. Ir lengvai važiuoja, ir manevringas, ir nesunkus. Kosminis siurbliukas, tai vat, labai džiaugiuosi savo pirkiniu. Mano vienas minusas galėtų laidas būti ilgesnis ir jisai nesusitraukia atgal, kas mane šiek tiek irgi nervuoja, bet aš jį tiesiog užsuku ant viršaus ir, ką darysi. Šios firmos turiu garų šluotą, ir kur gali viską tenais ir langus, ir absoliučiai viską su juo valyti, tai irgi esu žiauriai patenkinta, tai va dėl to ir sugalvojau, susigundžiau pirkti ir siurbliuką iš jų pabandyti. Aš turėjau George Wet and Dry siurblį, šlapiam ir sausam valymui, buvo žymiai didesnis, daug sunkesnis, keitėsi milijonas dalių, jis turėjo 2 šlangas, reikėjo šlangą keisti, jeigu norėjai šlapę sirpti, labai ilgas procesas būdavo jį tam perjungti iš siurblio į šlapę, šis niekas nesikeičia, tik tais reikia išimti filtrą ir gali sirpti šlapę ir viskas. Esu labai patenkinta ir žiūrėsime, kaip man su juo seksis toliau, bet kol kas 9 iš 10 balų. Vakar buvau Garden centre, tai nusipirkau gėlyčių. Nasifacija, toksai lapuotis, keliausi lauką. Čia pasiflora. Labai karšta laukia šiandieną, tai palikau pastovėti namuose. Turiu tokias druskos, tai dabar sutrinsime baziliką su druska šiame mikseriuke ir tada viską kepsime kokį 20 minučių ant mažos temperatūros, kad tiesiog išdžiovinti baziliką ir tada gausis druska su baziliku.
pirkom obuolių, gavom dovanų džiovintų obuolių. Vaikam labai patiko, tai dabar būtent tą ir padarysim, pabandysim pasidaryti džiovintų obuoliukų šiandien. Maksimus pavogė. Šiandienos pirkiniai, tai va toks žaidimas, kur ką tik Magnus šaudė. Tada trašos mano daržui. Tokias fainos lemputės. Tai turiu 2 idėjas, kur juos kabinsiu. Barniai. Vasaros pabaigos vakarėlį darysim su kaimynų vaikais ir mūsų vaikais. Tada čipsai ir tokie vat nuostabus grybukai. Ir čia yra iš Homesaverių viskas. Yra sodui, kiemui, bet aš manau bus graži dekoracija, rudenį pasipuošti stalą. Tai va, tokie vat mano pirkiniai. Ai, ir 5 saulės baterijų va tokias lemputės. O pagrindinis šiandienos pirkinys, dėl ko mes važiavom, plauti kiemui, cementų. Ir tas, sakė, šis yra geriausias cementui, ką mes ir turim. Ir pažiūrėkite, koks pas mus įspurminumo po remontų. Tai negana to, kad pilna lapų laukia, dar ir labai daug žemių ir purvo. Tai va, žiūrėsim, kaip jisai susitvarkys su šiuo dalyku. Na va, susistato visos dalis, kurių nenaudoja irgi sustato. Dėl to man ir patinka Keršerio produktai. Žiūrėsim. Ir va, visi laimingi, nes ir katinas dėžę gavo. Teks eiti pasijungti ir nuplauti langus. Oi, bet pažiūrėkite, nesimato, bet žinok, ten kiek geresnis vaizdas, kosmosas. Bet kokie mano kopūstai ir per naktį, žiūrėkite, kas atsitiko jiem. Ir visi jie va tokie va, tai va šitie va parazitai suvalgė mano kopūstus. Darysiu česnako ir čili pipirų tokį purškalą ir bandysime, kad padaryti juos neskanius. Tai va, surinkau tiek, jų sakė, reikia pirmą surinkti. Ir dabar raunu štai tokius dalykus, nes nežinojau, ar gėlė, ar piktžolė. Pasiskaičiau, kad reikia rauti lauką, nes užpuls visą kiemą ir po to labai sunku išnaikinti. Ir pažiūrėkite, kaip fainiai mano moliūgiukai auga. Tai va, 3. Dar turiu kokius 10 kitoj pusėje. Rytą susitinkame virtuvėje. Tai kepa svogūnai, turiu maišą paprikų tokį va. Tai noriu padaryti darytas paprikas, kad tik užmaišiau pyragą šokoladinį su tokiu su ingredientu, kurį labai noriu sunaudoti. Tai nusipirkau milžinišką didžiulę cukinį. Organišką įdomų receptų užmačiau. Viename puode labai lengvai susimaišo su cukinėje šokoladinis pyragas. Tai padariau ir pyragą, ir keksiukus. Tai keksiukai jau kepa, pyragas iššaus po to. Ir dabar turiu faršą. Tai noriu padaryti darytas paprikas, nes turiu jų labai daug. Tai vat kučiuosi virtuvėje ir bandau sunaudoti viską, kas yra šaldytuve, nes norėjau viską pabaigti. Tai vat liko dar patys paskutiniai daržovių likučiai. Aš darau panašiai kaip balandėlius, troškinu juos pomidorų padažė tokiam. Suvalgysim šiandien. Kelias sušaldysiu įdarytas, jų paruoštas, tai reikės pasišildyti. Tai vat, tokie mano ryto darbai. Einančias 2 savaitės yra labai visko pilnas, reikia pasiruošti šiek tiek ir toks jausmas, kad visko per daug ir per greitai. Vaikai grįš į mokyklą kitą savaitę, tai reikia juos ruošti. Esu viską supirkusi, kuprinės išplautas, penalus sudėlioti. Kitas dalykas, tai mano vaikai neturi uniformų, tai labai svarbu suorganizuoti spintą. Tai šiandieną, kadangi išskalbiau labai daug jų drabužių, puikia proga pereiti per tos skalbinius, atidėti ką išaugo, prisitvarkyti reikia jų spintą. Ir Magnus labai ūgtelėjo per paskutinės kelias savaitės, tai kelnės, maikės, trumpos ir labai daug ką išaugo. Ir kadangi jis mažesnis, mes dar laikėme tos mažesnius drabužius, bet dabar jisai visiškai lygus su broliu, jeigu jis, tai reikia sutvarkyti taip. Taip, Maksimus. Taip. Taip. Tokie dalykai vyksta, eisime tvarkyti spintą. Mano vaikai labai skirtingi ir Magnus labai mėgsta mautis kelnes, dėtis diržą, megztukus, dar kažką. Čelis mėgsta treningus ir tu jo į kokį megztinį ar dar kažką neįkiši. Tai aš turiu jų iš anksto susiplanuoti jų tas aprangas, kad
kad tikrai nebūtų pykčių ryte, nes ne visą laiką aš vedu juos į mokyklą, tai jeigu tėtis veda į mokyklą, labai gerai yra suorganizuoti, nes kartais, kai nuveda, tai nuveda jau patys išsirenka aprangas į mokyklą ir kadangi neturime mes uniformų, tai aš stengiuosi sukurti tokias kaip uniformas, kad kiekvieną dieną būtų labai paprasta jas aprengti. Tai va dabar būtent vyksta tai, nupirkau iš tikrą porą naujų drabužių, kurie turi ateiti, ruošiuosi brolio vestuvėm, tai reikia išsiruošti ir vyrus, tai va dabar dar laukiu vaikų. Kam turi ateiti marškiniai, reikia atlenkti kelnes, surasti batukus, kad tiktų vienu žodžiu. Reikia dar didelis toksai kabantis ore dalykas nepabaigtas, nesame pasiruošę vestuvėm, trūkstų atviruko dovanai ir aš būsiu vestuvių liudininkė. Ir kilo mums šeimoje toks klausimas, ar dovanoti gėlių, nes jie po to tam važiuoja viešbutį, nebus ir galvojame, ar dovanoti gėlės, ar ne, kaip yra Lietuvoje, ar nešate į vestuvės gėlės. Kiek aš esu buvusi, kiek esu girdėjusi, niekas nedovanoja gėlių. Buvai lauke. Buvo katinas laukiai, grįžo pasiskūsti, nes lietus šlapės visas. Sakyk labas. Labai mano meilė paskutiniu metu nepalieka manęs ramiai. Kai paliko naminis, tai dabar turiu draugą visiškai puspintą. Tai šią lentyną reikia nuleisti, nes čia suorganizuosiu mokyklinius dalykus. Tai kaip tik yra 5 skyreliai ir kadangi jie patys rengiasi, tai man tos visus stalčius jie labai suverčia. Bet jo reikia peržiūrėti blizonus, ką išaugom. Tai atrinkau maikės, pasižiūrėjau, kiek išaugtų turi. Tai visos šitos per mažos. Golfiukas radau pamirštą per mažą. Tai čia jau reikia perėti kelnes ir blizonus. Tai tą padarysiu ir žiūrėsim. Dar gal pižamas pasižiūrėsiu to pačiu. Dieną miego ant šito maišelio, tai negaliu patraukti. Organizavau vaikų kuprines, tai trūksta tik vieno dalyko, nes nupirkau ne tokius, tai nupirkau paprastus drožtukus, reikia tokio, kad būtų kaip dėžutė, kad sulaikytų šiukšlės, kad nešiukšlintų vaikai, tai mano netiks, tai užsakiau ką tik iš Amazon. Mažasis eis į 2 metus pradinukų klasę, o Čarlis eis į 1 klasę, tai parodysiu, ką pirmokas nešasi ir ką į pradinukus. Tai pradėsiu nuo pradinuko, nes jau dar nesupakavau. Tai A4 štai tokie folderiai. Jie iš tikrųjų yra su užtrauktuku ir jie parsineša namų darbus, o tuos A4 aš nežinau, kam jie naudoja, gal kokiam darbeliam sudėti. Sąraše 5 klijai, aš pirkau 36 gramų. Sąrašas nėra labai aiškus, kreidelių laukui, bet didelių. Tai šitos ar jos didelės skaitos, ar jos mažas, nežinau, man pasirodė didelės. Tai jie mūšės, tai pakuoti kreidelių. Štukai geriausiai yra iš Krajolas arba iš Big firmos, nes jie nelūžta. Tada tokios kreidelės Krajolas mūsų mėgstamiausios, irgi jos išsisuka, nereikia nei drožti nieko. Magnus reikia 3 pakuočių Play-Doh, 130 kažkelių ten gramų. Neradau tokių nei Amazon, nei parduotuvėje. Čia yra 448 gramai 4 pakuotėse, tai duosiu visas 4. Vaikai naudos praeitų metų penalus, naujų nepirksiu. Amazon idealios būklės. Firma Rock Papa. Labai reikia 8 baltai lentai skirtų markerių, kurie yra čia. 2 trintukai, 5 stori pieštukai aš pirkau iš Big firmos, labai geri. Žirklės, kempinėlės lentai, nežinau kokia ta kempinėlė, nes Amazon pasirinkimų buvo milijonas, tai užsakiau tokias 2 mažytės įdėsiu, nežinau ar tokias, jeigu nepataikiau, gal pasakys, nupirksiu kokias reikia. Kaip sakiau, sąrašas yra, bet jis nėra labai aiškus, nėra parodyta būtent kokių. Ir iš viso mums sakė taip, kad visi šie dalykai, kai atneši, yra sudedami į didelės krūvas, visi vaikai, ką suneša, sudeda į didelės krūvas ir jie naudoja, neskirsto kiekvienam vaikui, ten tavo klijai, tavo tas, tai iš dalies galėtų surinkti tiesiog pinigus ir nupirkti didesniais kiekiais, nes dabar galbūt priperkam dalykų, kurie nelabai ir tinka, nes nelabai žinom, ką pirkti, bent jau aš ne. Čarlio kuprinį 3 metai ir idealios būklės, labai jos geras iš tikrųjų ir čia yra iš Smiggle firmos. Rama! O Magnus kuprinė irgi yra iš Smiggle firmos. Gerai, keliaujame prie pirmoko kuprinės. Tai 1, 2, 3 tokie A4 folderiai. A3 nereikia. Viduje yra
3 tokie klijai ir kreidelės iš Krajolos 24 pakuotė. Tokia pat pakuotė Play-Doh. Finalas irgi iš Smiggle firmos. Tokius fainus dalykelius iš AliExpresso kažkada. Tai yra virvelės ir tokie kaip laidas padaryti iš su vaiko vardu. Tai labai iš tikro gerai, kad gali pažymėti penalą. 3 pieštukai, žirklės, liniuotė, labai fainą radau medinį. Tie markeriai kaip ir pas Magnus ant mokytojai ant lentos rašyti ir trintukas, reikia družtuką, nes, kaip sakiau, nupirkau netokį. Tai va, ir viskas. Toks mokyklos sąrašas palyginus nedidelis. Taip pat yra reikalavimas pieštukų ir kreidelių. Pirkau pieštukus, kurių drožti nereikia, kurie išsisuka, namų darbams daryti. Dar paėmiau 2 poras žirklių namuose turėti. Ir štai tokius storus trikampinius pieštukus namų darbams. Vaikai gauna karštą maistą mokykloje ir duoda jiems tokioje kartoniniai dėžutėj, kuri per laiką ištešta, sušlampa ir pradeda griūti ir yra duodamos tokios specialios plastmasinės dėžutės susidėti. Vaikai gavo jas praeitais metais ir abiejų yra suskilusios, tai labai greitai jos suskyla. Tai ieškojau kažkokios alternatyvos ir aš pirkau iš Sistema firmos tokias dėžutės. Irgi susilaužė, suskilo, tai šiais metais ieškojau kažko naujo. Mūsų mokykloje yra tokia taisyklė, kad vaikai turi parnešti, parodyti, ar suvalgė ar ne. Tai viską, ką jie valgo, turi išsinešti savo dėžutę ir nemesti šiukšlių dėžę. Tai tą kartoninę dėžutę reikia kažkur įdėti, kad neprisiveltų kuprinėje. Tai einas Lego temos dėžutės ir būtent atitinka tą dydį tai kartoninį dėžutį įsidėti. Tai paėmiau jas 2, vienam ir kitam. Amazon užmačiau tokius rinkinukus. Čia yra peilis, šaukštas ir šakutė jų maistui. Tai jie, kai gauna tą maistą, jiem duoda tos tokius suyrančius bambukinius įrankius. Ir, bent jau man tai yra žiauriai neskanu išvalgyti. Turėjo labai fainas gertuves, kur buvom parvežę iš Prancūzijos, bet metų gale pradėjo skūstis, kad per mažai vandens telpa. Ir jie išgeria visą vandenį ir nebeturi, tai norėjau nupirkti bent pusės litro. Ta ir padarėm, tai vad kaip tik turi naujas gertuves, reikia surasti. Sutvarkiau vaikų spintą, turiu maišą labdaros, reikia batus peržiūrėti, kas tinka, kas nebetinka per vasarą. Ir viskas, esame kaip ir pasiruošę mokslo metam. Pas mus ne rugsėjo 1 prasideda, gaunasi penktadienis, labai įdomiai. Vieną dieną nueis ir pilną dieną su visais pietum, su viskuo bus tenais. Ir tada grįž savaitgalis ir tada jau pradės normaliai mokyklą. Reikia dar perėti striukes. Man atrodo, kai 100% išaugo futbolo batus, tai va šiandien reikės ieškoti internete futbolo batų. Vaikai grįžo rutiną į futbolą, į baseiną. Norėčiau, kad Čarlis pabandytų krepšinį, nes jam labai patinka ir aš turėsiu daugiau laiko ir grįšiu į savo veiklas nuo rugsėjo. Man labai patinka rugsėjais, rutina ir tiesiog gyvenimas susidėlioja į savo vėžes, mano gimtadienis, iš viso rugsėjais yra the best.
Eik tu. Nu, ką čia darai? Vat mano mažylis ant namelio čilina. Mano saulės baterijų lemputės pakabinau už lango. Viena neveikia. Lauke šviečia viskas, namuose vat irgi langas šviečia, nu žiauriai jauku. Bet ten kas dedasi.